Sveikinuosi su nauja savaitė ir rašinėju šį epizodą iš nuostabios vietos. Vandenukas čiurlena, už nugaros žalumos ir tikrai nėra geresnės vietos kurti ir dalinti šią energiją su jumis negu iš šios vietos. Ir šią savaitę noriu jums pasidalinti epizodu, kuris labai labai aktualus ateinantiems naujiems metams ir galbūt tiems žmonėms, kurie šiuo momentu galvojat, kad nieko nėra įmanoma pakeisti. Ir aš tikrai labai daug šneku savo epizodė apie tai, kad mes esame savo gyvenimo kūrėjai, mes galime pritraukti absoliučiai viską, mes galim pakeisti absoliučiai viską, netgi išgydyti, kardinaliai pakeisti savo finansinę situaciją, darbą, karjerą, santykius. Viskas yra absoliučiai įmanoma. Ir šią savaitę pati patyriau tokį netikėtumą, mano antra pusė labai stipriai sirgo, turėjo labai stiprią infekciją ir niekas nežinojo, kas čia yra. Ir kadangi mes prieš 5 metus turėjom labai tokią situaciją, kai jisai vos realiai neišėjo iš pasaulio, irgi nuo neaišku ko, ir man iš tikrųjų iškart kilo visos šitos mintis, ką man reikės daryti, aš esu kitame pasaulio krašte viena. Ta prasme, tikrai labai daug streso patyriau šią savaitę, bet dar ką dariau šią savaitę labiau negu bet kada, įėjau į tą tikėjimą, į tą pasileidimą į srovę ir pradėjau vėl daryti tam tikras meditacijas, kurios man padeda kurti tai, ko aš noriu, o ne tai, ko aš nenoriu. Ir apie tai noriu su jumis šiandieną pasidalinti, nes kaip paprastai ateinantiems naujiems metams, matau, kaip yra žmonės, kurie labai daug dalinasi, kad nauji metai bus mano metai, aš darysiu tą ir tą. Bet iš tikrųjų niekas pas juos, galiu pasakyti, nesikeis. Dėl niekas nesikeis, ne dėl to, kad noriu viską nuteikti neigiamai, to, kad patys pagalvokit, kiek naujais metais jūs pradėjot dalykų, prisižadėjot savo ir kiek jūs iš tikrųjų tų dalykų vykdėt. Tai tikriausiai labai mažas procentas, ar ne, ką jūs iš tikrųjų gyveninot. Galbūt taip jūs kažką pradėjo daryti, bet jūs tada numetėt, kažkas atsitiko ir panašiai. Dabar kodėl taip yra? Čia yra iš tikrųjų mokslas. Jeigu esat girdėję Joe Dispenza, tai yra daktaras Joe Dispenza, kuris labai labai daug apie tai šneka savo podcastuose, daro įvairius retrytus, tai kad mes kiekvienas žmogus kūrėme savo realybę iš kvantinio lauko. Ir mes realiai 95%, kai mes atsikeliame, mes jau gyvenam su savo praeities mintimis, jausmais, emocijomis, atsikeli ryte automas taip apie savo problemas, apie tai, ką tau reikia šiandien daryti, ar ne, ir panašiai, tu iš karto įeini tą savo tapatybę, kurioje tu esi šiuo momentu. Ir kad yra pasikeičia tie nauji metai, kad ateina naujas mėnuo, ar ten kažkas įvyksta, ar ne, tavo realiai vis tiek programos jos yra tos pačios. Tai iš esmės tu vis tiek darai tą patį, ta tavo ateitis yra tokia pat, kokia yra dabartis ar praeitis, žodžiu, nes tu kuri labai iš praeities programų. Tai va čia yra dėl ko dažnai žmonės ten galvoja, kad va, aš čia kažkaip prasikeisia nauji metai ir čia pas mane įvyks kažkoks tai lūžis. Pas tave įvyks lūžis tada, kai tu pradėsi pats sąmoningai dirbti su savo mintimis, keisti programas, per meditaciją galima tikrai taip daryti. Ir žinau, kad yra žmonių, kurie sako, aš nemoku medituoti, man ten niekaip neišeina susikaupti. Taip, čia yra praktika, čia yra lygiai tas pats, kaip mokintis žaisti tenisą. Aš irgi nemoku žaisti teniso, aš irgi nemoku žaisti krepšinio, bet tai nereiškia, kad aš niekada negaliu jo išmokti daryti. Prasme, jeigu aš praktikuočiau kasdien, aš būčiau geresnė krepšinė, aš būčiau geresnė tenise, ar ne? Lygiai tas pats yra ir su meditacija. Jeigu tu vieną kartą pabandėjai, tau kažkas neišėjo ir tu vat numetei ir tu sakai, ai čia nebe man, nu, tai aišku, tai kaip tau gali būti tau, jeigu daugiau to nepraktikuoji. Nes be abejo, mes esam tokiame zirzalyne, kaip sakant, pastoviai. Ir kai tu pradedi atsisėsti ir išjungti visą tai yra ganėtinai sunku, nes žmonės yra absoliučiai prie to nepratę ir mes esam užprogramuoti, kaip sakant, paklusti kažką, mes esam užprogramuoti kažką nuolatos sekti, kažkieno tai nurodymus, kažkieno tai, žodžiu, sistemas ar ne ir panašiai. Tai mes iš esmės ir esam išprogramuoti pastoviai būtame širšalyne. Taigi, bet kas man labai patinka su Joe Dispenza meditacijomis, tai dėl to, kad aš dabar pradėjau klausytis per Spotify. Todėl, kad iš tikrųjų Spotify nebėra tiek daug reklamų, kaip, pavyzdžiui, YouTube būna ir panašiai. Ir kas man labai patinka, kad tu realiai per tas meditacijas viskas yra remtasi mokslu. Tai nėra kažkas, tai kažkoks tai dalykas, ar ne, kad aš ten manifestuoju, kad čia kažkoks toksinis pozityvas. Ne. Tai yra iš tikrųjų remtasi mokslu, nes apskritai viskas, ką mes turim šiame gyvenime, šis stalas, kur aš dabar rašinėju, ką aš čia matau, viskas buvo sukurta pradžioje kvantinėme lauke. Tai buvo kažkada tik idėja, tai buvo kažkada tai vizija, ar ne? Ir kažkas turėjo iš pradžių sugalvoti. Dabar, pavyzdžiui, mes turim dirbtinį intelektą, ar ne, technologija labai stipriai ima viršų. Bet kažkada tai buvo tik idėja, kažkada tai buvo tik tai maža kruopelytė kvantiniam lauke.
kuri dabar yra mūsų realybė, šitoj 3D dimensijoj. Lygiai tas pats ir jūsų gyvenime. Tai galbūt šiuo momentu jūs nesate ten, kur jūs norit būti, galbūt jūs neturite tokių santykių, kur jūs norit, galbūt jūs neuždirbate tiek, kiek jūs norit, galbūt jūsų verslai, darbai nėra ten, kur jūs įsivaizduojat, kad jie turėtų būti, galbūt jūsų sveikata yra prasta šiuo momentu. Bet tai nereiškia, kad tai bus visą laiką. Tačiau mes atsikeliam iš ryto ir mes mąstom apie tą savo tapatybę ir mes to pačią tapatybę kasdien einam ir dėl to pas mus realiai mažai kas ir keičiasi. Taigi, kaip mes galim iš tikrųjų susikurti tą pokytį? Tai sakau, kvantinis laukas, išeit į kvantinį lauką ir daryti meditacijas. Tai jos yra vedamos meditacijos, aš pati, sakau, klausau Joe Dispenza, man labai iš tikrųjų padeda išeiti iš savo tapatybės, tiesiog gerą pusvalandį. Ir taip, čia yra praktika, iš karto galbūt nepavyks jums taip gerai įsijausti, bet kuo jūs daugiau darysit, tuo pas jumis viskas eisis natūraliai. Nes dabar, pavyzdžiui, tam tikras meditacijas, kurias aš darau, ta prasme, tam tikras vizualizacijas, kaip aš matau savo ateitį, kaip aš matau tą savo aukštesnę versiją savęs, man neužtrunka labai daug laiko tai įsivaizduoti, nes aš jau tai esu sukūrusi iš seniau, suprantate, tai aš labai greit galiu visą tai iššokti. Aš netgi, pavyzdžiui, matau, kur aš gyvenu, matau, kur yra, aš turiu atskirą podcasto kambarį, matau netgi šuniukus, matau, kur mano partneris būna, matau, kaip mano šeima atvažiuoja, ta prasme, ką mes veikiam, ką mes darom, kad mes gyvenam visiškoj gausoj, kad mes visiškai, ta prasme, tiek daug nuostabių dalykų aš šiuo metu kuriu kvantiniam lauke ir taip, šiuo momentu, šitoj 3D dimensijoje tie dalykai nėra realybė dar šiuo momentu, bet kas atsitinka tada, kai mes kuriame, ar ne, tai mes išeinam iš tos savo senos tapatybės, mes pasikeliam savo energijos vibracijos dažnį ir kas atsitinka? Jeigu mes ir dienos eigoj būsim labiau gausoj, ar ne, jeigu mes eisim labiau tą gausą, į tą vadinamą flow, kas atsitiks, kad jūs pradėsit matyti labai daug sinchroniškumo aplink save, pradėsit matyti tam tikras situacijas, galimybės, žmonės, kurie pas jūs pradės ateiti. Ir bus labai sunku paaiškinti, kodėl taip įvyksta, kodėl, pavyzdžiui, tas žmogus dabar mane prisiminė, kodėl jis man parašė, kodėl jūs gavote netikėtą kažkokį tai pasiūlymą, kodėl kažkas įvyko, ką sunkiai gali paaiškinti. Tai nutinka tada, kai mes įeinam aukštesnį dažnį, kai mes įeinam į tą, ko aš noriu ir mes ne tai, kad, žinot, kaip yra su afirmacijom, labai dažnai žmonės sako, aš darau afirmacijas. Na, okei, tu darai afirmacijas, atsistoji prieš veidrodį, tu sakai, aš esu turtingas, aš esu gausa, aš esu mylimas, bet tu sakai, bet tu pats netiki. Nu, iš tikrųjų, labai daug žmonių jie sako, bet jie patys netiki tuo, ką jie sako. Tai kas iš to? Tau neužtenka tiesiog sakyti, nes visata ir apskritai pritraukimo dėsnis, jisai nereaguoja į tai, kad tu kažką sakai. Ar ne, bet pavyzdžiui, draugas atėjo ir sako, kaip tu, aš gerai, ar ne? Nu, tai gerai, bet jeigu tau iš tikrųjų nėra gerai, tai čia yra melas iš tikrųjų. Čia yra melas ir tu neapgausi energijos, tu neapgausi savo vibracijų. Yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie toksinis tas pozityvas, ar ne, yra, kad, oi, čia viskas gerai, kaip sakant, tas, ne, fake it till you make it. Bet iš tikrųjų, tu neapgausi viso to, ta prasme, tad tau labai svarbu, kad tavo kūnas pajaustų tą gausą, kad tu iš tikrųjų išjaustum kuo daugiau, nes mūsų smegenys jos nežino, kas yra tikra, kas nėra tikra. Gali atrodyti, pavyzdžiui, mūsų smegenim, kad kai yra tas pats pavojus, dėl ko mes taip labai stipriai įsigastam, ar ne, vat, pavyzdžiui, šią savaitę aš tikrai patyriau tam tikrų momentų, ar ne, kai mano partneriai buvo tikrai labai prastai ir aš iš tikrųjų visą fokusą turėjau į jį. Ir buvo diena, kai ir verkiau, ir meldžiausi, nes iš tikrųjų niekas nepagerėjo, aukšta temperatūra, vaistai geriami, nu, žodžiu, buvo tikrai labai daug streso. Ir kas belieka daryti, tai tiesiog tikėti aukštesnę jėgą, nes tu darai viską, ką tu gali, tu nebegali daugiau nieko daryti, nes vaistai yra suteikiami, poilsis, gėrimai, žodžiu, ne viskas, ta prasme. Ir buvo tokių momentų, kai pas mane užklupo labai stipri baimė, ta prasme. Ir tokia baimė, kad vos net kaip panikos. Bet tada aš vėl sugrįžtu ir stengiuosi kuo daugiau pajusti ir įsivaizduoti, kaip jis yra sveikas, kaip jis vėl atsigauna, kaip mes vėl važiuojam kažkur, kaip mes einam į kokią nors tai kavinę, kuris yra pilnas energijos, ar ne? Tai va, ir tada mano smegenys jos vėl nusiramina, nervinė sistema nusiramina ir vėl, žodžiu, nes mūsų smegenys nežino, kas yra tikra, kas nėra tikra. Tai tu gali visą dieną sėdėti baimiai, nors realiai nieko pas tave nevyksta baisaus gyvenime, bet tu antiek esi, kaip sakant, toj iliuzijoje, arba tu kaip tik gali sėdėti gausoj. Tai va čia iš to mes ir pritrauksim tas galimybės, nes pavyzdžiui, šiuo momentu gyvenimas, kurį aš turiu šiuo metu, tai yra kažkas, ką aš senai vizualizavau, tai yra kažkas, ką aš dariau, praktikavau kiekvieną dieną, ne kiekvieną, sakyčiau, dieną,
bet tikrai labai dažnai. Ir aš tada žinojau, kad tai anksčiau ir vėliau pas mane ateis. Aš negalėjau pasakyti tiksliai datą, tikslų laiką, nes aišku, mes žmonės labai dažnai norėsim žinoti, tai kada tai bus, tai kada taip įvyks. Va čia ir yra, kur mums reikia paleisti kontrolę. Suprantat? Paleisti kontrolę, leisti visatai, dėlioti mums viską, kaip turi dėlioti pagal tą visą divine timing, paleisti kontrolę, tikėt, kad viskas, ko tu nori, jau yra. Ne, kad kažkada bus, bet jau yra. Nes iš tikrųjų, jeigu tai, ko tu nori, jau tu iš tikrųjų turi, tu jauti, kad tai turi, kaip tu elgtumės? Tu elgtumės iš didesnės ramybės, iš didesnio pasitikėjimo. Argi ne taip? Tai va čia ir yra, suprantat, mėlyje, kad gausa, nuostabus gyvenime dalykai ateina tada, kai mes tai jaučiam. Ne mes sakom kažkokias tai afirmacijas ir patys jomis netikim, bet mes iš tikrųjų jaučiam tą jausmą. Ką reiškia turėti tai, ką reiškia būti jau ten. Ir tai mane, pavyzdžiui, labai nuramino ir šituo stresiniu laikotarpiu, nes aš žinau, kad viskas bus gerai ir dažniausiai po labai didelių iššūkių gyvenime būna kažkas labai gero taip pat. Taigi, tikiuosi, kad jūs įkvėps šis epizodas ir taip pat mano vidinis ratas, vidinio rato nariai, kaip ir praeitą epizodą dalinausi, iš tikrųjų jūs gausite labai daug vidinės informacijos, nes taip pat čia labai daug mokausi iš tikrųjų einu jogos praktikas, plečiu savo nervinę sistemą, darom įvairius kvėpavimo pratimus, somatinius pratimus ir tikrai labai daug ko mokausi ir labai daug kuo turiu dalintis. Tad tie, kurie prisijungsit į vidinį ratą, jūs gausite visą šitą informaciją ir taipogi šią savaitę jau aš vidinio rato nariams vesiu seminarą, kaip mes galim pasiruošti naujiems metams, ne tai, kad tai bus mano metai ir ta prasme ten aš kažką tipo pradėsiu kitaip daryti, bet iš tos labiau energetinės pusės, ar ne, iš tos labiau kaip aš galiu kurti savo tapatybę. Tai šis seminaras bus ne tas, kaip maždaug daryk tą ir tau viskas pasikeis, bet iš energetinės, iš tos vidinės, ar ne, kaip mes galim plėsti savo nervinę sistemą. Nes vėlgi yra toks dalykas, mes niekada nepritrauksim daugiau pinigų, jeigu pas mus bus tam tikras limitas, ne, mes kiekvienas turim tą vadinamą talpyklos viršų, kuris susidaro. Tai kad ir kiek tu imsiesi veiksmų, kad ir kiek tu ką darysi, jeigu tu nekelsi savo talpyklos, neparodysi savo nerviniai sistemai, kad yra saugu uždirbti daugiau, kad yra saugu turėti tas pajamas, niekas pas tave, žinokit, ir tikrai nesikeis. Tai va čia ir yra ko esmė. Suprantat, neužtenka daryti daugiau, neužtenka tiesiog daryti kažkokias naujas strategijas ar dar kažkokius naujus launchus iš vien, launchas po launcho, žodžiu ir panašiai. Bet iš tikrųjų, kaip mes galim tai, ką mes dabar turime, išplės mūsų nervinę sistemą. Tada pas mus yra ateis tos pajamos daug lengviau. Tai būtent čia ir bus apie ką vidinis ratas, kur mes eisim labiau į gylį, kaip jūs kasdien galite šias praktikas naudoti savo kasdienybėje. Patikėkit, jos netims jums daug laiko, pasimsi tai, kas jums rezonuoja, nepasimsi tai, kas nerezonuoja. Simple, viskas. Taip pat iš tikrųjų pasidalinsiu keliomis ir meditacijomis, bet aš labiau rekomenduoju iš tikrųjų jiems, ypatingai, kas suprantat, pavyzdžiui, anglų kalbą daryti ir Joe Dispenza, bet aš planuoju irgi vidinio rato nariams įrašyti ir savo tam tikras meditacijas ir kvėpavimo pratimus. Tai turiu labai daug idėjų, kuriuos aš noriu iš tikrųjų steigti vidinio rato nariams. Ir kaip minėjau, tai yra narystė, kuri kainuoja vos tik 22,22 €. Ir jūs galėsite ją visada nutraukti, jeigu jausit, kad man nerezonuoja, aš negaunu jokios naudos iš čia. Tai viskas gerai, nėra jokių įsipareigojimų, bet aš tikrai tikiu, kad jūs gausite tos vertės tiek, kad dar daugiau negu jūs iš tikrųjų mokate už tai. Tai va. Ir jo, kviečiu visus prisijungti šią erdvę, nes tai bus mano erdvė, mano gilesnė erdvė, ir kuri man padės jums padėti dar daugiau. Nes transformacija yra kuriama, kai mes einam į gylį labiau ir iš tikrųjų pažiūrim tą tiesą į akis. Tai šį gruodį mes, kaip ir sakau, labiau fokusuosimės tai, kaip mes galim pasiruošti, kaip mes galim save paruošti tam, kad gerai kiti metai ateina ir vizualizuoti ir plėsti savo nervinę sistemą, ne tik tai galvoti apie tai, kokius aš veiksmus imsiuosi. O visą sausį aš vidinio rato nariams vesiu temą, kuri žinau, kad yra ypatingai sausį aktuali, tai yra pinigai, pinigų energetika ir gausa. Kaip mes galim pritraukti daugiau gausos, kaip mes galim pritraukti daugiau pajamų į save, kad jos ateitų pas mus lengvai. Ir apskritai, koks yra tas ryšys su pinigais. Vat, pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių, ne, vat, šią savaitę aš irgi turėjau
labai daug netikėtų išlaidų, kadangi kai tu esi Bali ir taip mes turim draudimus, bet vis tiek tau reikia pačiam pradžioj susimokėti ir paskui kleiminti, tai tikrai nėra taip jau pigu, kai reikia mokėti ligoninėms už tai, kad atvažiavo ir greitoja, ir panašiai. Ir iš tikrųjų tas buvo toksai wow, tikrai nemažai netikėtų išlaidų. Bet aš su savim dabar darau tokį pratimą, kad kai aš išleidžiu pinigus, tai aš įsivaizduoju, kad tie pinigai pas mane ateina. Ir yra, žinokit, toks geras jausmas, vietoj to, kad nes mes dažnai, kai išleidžiam pinigus, bet tarkim dabar, ne, vat, aš kalbu apie generatorius, iškart galbūt galvojat, jūsų ten pasąmonės programa išlenda. Blemba, čia 2 eurai, gal geriau kažką kitą nusipirksiu, ne, ar panašiai, ten kokią drabužį nusipirksiu, ne, nu, ta prasme, čia kaip pavyzdys, ar nežinau, ten kažką tai, ta prasme. Ir jūs iškart galvojat, kad jūs kažką prarasit, kai jūs tos pinigus išleisit, ne? Ta prasme, čia yra jūsų pirmoji programa, kuri išlenda. Bet mes turim keistą mindset. Aš nesau, kad reikia visiems dalinti ir mėti ten pinigus į kairę į dešinę. Bet jeigu tu jauti, kad tau kažkas rezonuoja, pavyzdžiui, jeigu tu jauti, kad nori prisijungti ar įsigyti tą knygą ar dar kažką, tai ar ne, ok, įsigyk, prisijung. Jeigu tu jauti, jeigu tau vidinis balsas sako, kad žinai, daryk. Nes, pavyzdžiui, aš irgi šiais metais padariau tikrai didelę investiciją į save ir tikrai buvo tas toksai, kaip čia kas bus, bet aš žinojau, kad tai man atsipirks visus 100%. Tai va, tai tiesiog mėlėjai. Čia vienas iš dalykų, bet viskuom plačiau bus dalintasi vidinėme rate. Tad kviečiu ir jūs prisijungti šią erdvę, kviečiu ir jūs būti dalis iš to, nes iš tikrųjų energetiniai mainai yra minimalūs, tai yra mažiau negu euras per dieną ir yra absoliučiai jokių įsipareigojimų. Jeigu jūs nejausit, kad čia ne jums, jūs nenorit, jūs galėsite tada šaukti. Taip pat noriu daryti mėnesį vieną kartą Zoom skambutį, kur mes galėsim visi kartu susitikti, tie, kurie esame vidinėme rate, kas norėsit pasidalinti, tai tiesiog sukurti tokią gražią erdvę, kur žmonės galėtų dalintis, galėtų reikštis, taipogi kas norės, galės klausti manęs klausimų, bet tiesiog turėsit prie manęs didesnę prieigą. Ir šiuo metu iš tikrųjų vedu internacionalią grupę moterų. Labai yra iš tikrųjų įdomu dėl to, kad vakar iš tikrųjų turėjom tą skambutį ir aš tiesiog leidžiu joms per tos skambučius atsimutinti, kad jos galėtų pasipasakot, kaip jos jaučiasi šitoj programoje, nes mes labai dabar daug mokomės apie gimimo diagramą, apie human design, kaip jos gali pritaikyti savo verslams. Ir kadangi tos moteris yra tinklinėme marketinge, kur jos sekė tam tikrą struktūrą ilgą laiko tarpą. Ir vienos iš moterų buvo pasidalinimas, sako, per 10 metų, tai yra pirmas kartas, kai aš jaučiuosi labai gerai ir aš iš tikrųjų mėgaujuosi tuo, ką aš darau, kurdama turinį. Žodžiu, pradėjau be savo 90 dienų planą, žodžiu, ko neseniau niekada net nepabaigdavo. Tai va, apie ką kalba ir eina. Ir man vakar toks buvo, nu nežinau, neišpasakytas dėkingumo jausmas, nes iš tikrųjų tai yra žmonės, kur aš matau, kaip jie keičia savo mąstymą ir kaip jie keičia savo gyvenimą ir kaip jie nustoja save, kaip sakant, pressurint, jaustis kalti, lygint save su kitais ir pastoviai abejoti savim, nes mes žinom atsakymus, kodėl taip yra. Mes pasižiūrim į gimimo diagramą, mes iškart žinom, kodėl taip yra. Pasižiūrim į human design. Tai aš naudoju šitos 2, kaip sakant, įrankius, vedant šią grupę ir, wow, ir taip pat, aišku, nervinės sistemos reguliacija. Tai va, jei kažkas iš tikrųjų kuria verslus online, ar asmeninį brandą, ar kažką, tai sausio mėnesį iš tikrųjų, kai ką ruošiu, taip pat ir tiems žmonėms, tai, kaip sakant, jeigu esate interesuoti, tiesiog stebėkit informaciją, tikrai apie tai pasidalinsiu. Tai va, ir aišku, kosminis aš, mėlyjei, pasidovanokit savo nuostabią dovaną, kalėdos artėja ir aš žinau, kad daug žmonių galvojat, ką nupirkti kitiems ar draugams, galbūt turit kažkokį tai artimą žmogų, kuris yra šiek tiek pasimetęs, nežinau, kurią kryptį eiti, ar perina didelius gyvenime iššūkius, galbūt esat jūs patys. Tai kosminis aš kursas galėtų jums padėti pažinti save per gimimo diagramą. Jūs galėtumėt labai daug rasti atsakymų, kokios yra jūsų dovanos, kuom jūs esate apdovanoti, kur yra jūsų genijaus zonos, kur yra tam tikri blokai, kurie gali jūs limituoti šiame gyvenime, kokia yra jūsų gyvenimo misija šiame gyvenime ir ką jūs turėtumėt paleisti, kokia yra komforto zona, kurią jūs atsinešėt. Gausos kodai, kaip pas jūs ateina pinigai, per kurią gyvenimo sritį jūs labiausiai pritraukėt, kur yra karjeros kryptis, į kurią jums reikėtų žiūrėti, emocinis stabilumas, per kur jūs save išdeginat ir perdegat. Tai gimimo diagrama, ar patikėkit, mėlyje, jums nereikia būti kažkokiais tai profesionaliais astrologais ar išmanyti visas planetas. Tikrai ne. Nes aš žinau, kad kartais žmonės, kai jie girdi tokius dalykus, tai man atrodo, čia kažkas tai, oh my god. Iš tikrųjų, žinau, kad tai yra labai, labai
suprantama ir paprasta, dėl to aš ir parašiau šį kursą žmonėms, kad kiekvienas žmogus galėtų suprantama kalba, va tiesiog paimti, paklausyti ir aš gaunu atsakymus. Tai va, ir tikrai sulaukiu vis nuostabių žinučių žmonių, kurie yra įsigiję šį kursą ir tikrai labai gera širdžiai matyti, kaip vėlgi žmonės transformuoja gyvenimą. Ir aš sakiau vakar dar iš po to skambučio, kad aš tiesiog būsiu dar garsesnė apie visą tai, dar garsiau kalbėsiu apie visus šitos dalykus, nes kai aš matau, kaip žmonės keičiasi, aš tiesiog noriu dar daugiau jų paliesti. Ir pati žinau už savęs, man šitie metai buvo patys galbūt didžiausi, kaip sakant, eye-opening. Aš labai daug supratau apie save, aš labai daug gavau atsakymų, kas, kaip ir kodėl. Ir tas visas toksai galbūt norėjimas to kontroliavimo, tu supratai, kodėl taip viskas dėliojasi, mėlyje. Taip kad aš noriu, kad ir jūs tai pajaustumėt, aš ir noriu, kad ir jūs įgautumėte didesnį pasitikėjimą savim ir savo gyvenimu ir jūs iš tikrųjų mėgautumėtės. Aš to noriu jums, aš to jums ir linkiu ir aš iš tikrųjų linkiu, kad tos artėjančios šventės jums ir įneštų to tokio ramybės, tos vidinės ramybės. Iš tikrųjų, tai yra pats nuostabiausias jausmas, kurį mes galime jausti. Ir aš noriu, kad kuo daugiau žmonių su šituo podcastu, su viskuo, ką aš darau, pasiekčiau dar daugiau sielų, kurios ieško šitų atsakymų. Tai va. Tai kosminis aš, dabar taikoma 40% nuolaida, visos nuorodos prisektos, jums tai reikia tiesiog paimti ir paskaityti epizodo aprašymą ir jūs galėsite iškart prisijungti ir tapti vidinio rato nariais, vos tik už 22,22 €. Ir šis iš tikrųjų pasiūlymas galioja iki mėnesio galo, kadangi aš, kaip minėjau, kurie prisijungsite kaip įkūrėjai, šį mėnesį tapsite ir įkūrėjai šio klubo ir jūs gausite iš tikrųjų galimybę laimėti ir Human Design ir astrologinio žemėlapio interpretaciją, nes vyks traukimas žmogui vienam ir taip pat gausite labai daug bonusų ateityje, kadangi jūs būsite mūsų klubo įkūrėjai. Tai kaip yra smagu, kai pagaliau turim pakeisk savo gyvenimą vidinis ratas klubą taip pat. Tai va. Ir jo, nepamiršk manęs įvertinti šio podcasto, jeigu klausai Spotify arba YouTube, thumbs up, nepamiršk pasidalinti su savo draugais, pažįstamais socialiniuose tinkluose. Taip pat galite man parašyti asmeniškai Facebook'e, mane galite rasti Agnė Der, Instagrame ir TikTok'e, pakeisk savo gyvenimą. Ačiū, kad esat ir susitiksime vidinėme rate ir iki greito.